Taigi, sveiki dar kartą. Dar vienas mano video. Tai dekupažu padaryta mano rankdarbių dėžutė. Tai buvo dėžutė nuo paprasčiausių batų. Ji buvo su atidaromu dangčiuku. Ir aš paprasčiausiai nudažiau vieną šoną mėlynai, šitą nugarytę žaliai, priekį žaliai ir kitą šoną mėlynai. Kraštus apklijavau su tokia juostele, kad būtų jie tvirtesni. Ir padariau su tokia kaip senoviniai, su įtrūkimais. Tai yra specialus toksai buteliukas, kuris padaro įskilimus. Užtepus kitos spalvos gaunasi įskilimai, nes šitoje pusėje jie yra žali, o šitoje pusėje įskilimai yra mėlyni, nes tai yra mėlynai nudažyta. Viršų aš nudažiau mėlynai ir taip pat dariau įskilimus, perdažydama paskui baltai. Tai įskilimai yra ne visur ir dažiau tik vieną sluoksnį, gal todėl nelabai lygiai. Darbelį dariau savo ir man jisai patinka. Ir taip pat pridariau tokių taškiukų, kad būtų žaismingesnis. Ir iš servetėlių priklijavau tokius motyvus. Ir tai toks darbelis, kad mano būtų tokia žaismingesnė dėžutė. Kad nebūtų ji labai paprasta. Taigi, o dabar čia taip pat nudažiau žaliai ir pridėjau baltų taškiukų. Jie gal nelabai lygus, bet tokie. Taigi, čia mano tokie rankdarbiniai dalykėliai sumesti. Gal čia nelabai tvarkinga, bet maždaug. Tai turiu tokius burbuliukus. Dar jos nežinau, nenaudojau, bet gal panaudosiu, ką nors sumąstysiu. Man labai patiko, nes jie tokie lyg ir minkštučiai. Gal besmegenių gamybai, gal kokiai, nežinau, kažkam pritaikysiu, nes pasiėmiau, nes man jie tokie milučiai. Toliau čia pakelis, kurį jau matėte, pirkau Maksimoje, gėlyčių tokių. Šitą irgi rodžiau tokios gėlytės. Spalvotos, gražutės. Čia drugeliai. Čia yra mažutė kepurytė. Jie truputėlį yra mažesnė, nes buvau kažkokią radus popieriaus tokią, ar tai jisai buvo labai stiprus, bet buvo daug plonesnis negu. Jinai gavosi daug mažesnė kepurytė. Bet tokia simpatiška, galvoju, vis tiek kur nors pritaikysiu. Čia yra mano 2 medinės mentelės. Dabar biškį yra prikibusios. Ši yra padaryta taip pat dekupažu. Dariau iš servetėlės ir dažiau. Tai mano buvo pirmutinis, man atrodo, bandytas darbelis dekupažu. Šiaip dekupažas nėra labai pigi darimo priemonė, nes kainuoja viskas. O čia bandžiau tokią daryti negriukę. Tai viena pusė yra padaryta lentelės, o kita pusė nebaigta. Čia mėtosi juostelė mėlyna.
Čia baltos juostelės biškutis. Čia dugną taip pat nudažiau, šonus nudažiau. Čia mano įvairios juostelės spalvotas, daryt kaspiniukam papuošti. Daug labai siaurų tokių juostelių. Papuošti šitiem besmegeniukam arba taip kur nors pritaikyti. Toliau čia maišelį turiu tokias nusipirkus ruletės su plonom juostelėm. Tai yra keturios spalvos. Čia yra dėžutė. Tokia kalėdinė, bet jinai man labai patiko, ją laikau tokias smulkmenas. Susimesti. Toliau. Čia yra mano maišelis. Maišelę turiu tokias juostelės. Pirkau jas Maksimai pernai prieš kalėdas, atrodo. Kelios tokios rankdarbiam lipnios juostelės buvo. Įvairių tokių spalvų. Blizgės kažkam panaudoti, dar štai tokia graži, dar net supakuota su eglutėm. Tai dovanai supakuoti arba dar turiu dviejų spalvų, kaip blizgus klijai ar kažkas tai tokio. Bet dar jau nepanaudojau niekur. Ir turiu tokį driežiuką pagamintą iš karoliukų. Tik neprašykite jo pagaminti, nes nemoku. Jį gavau iš labai buvusios geros draugės dovanų, nes jos sesuo gamino ir jinai buvo užsidėjusi ant telefono užsikabinus. Ir aš paprašiau, jinai man padarė, aš bandžiau pati daryti, bet man nesigavo jo tai padaryti. Tik aš jo nekabinau ant telefono, nes man buvo gaila, jeigu būčiau pametus. Taigi laikau jį toks atsiminimas ir labai fainas toks iš karoliuko padarėlis. Tai štai. Dar vienas mažas maišiukas, kuriame yra labai daug mano darytų mažyčių kaspinėlių. Iš tokių smulkių juostelių. Tai šitas yra mėlynas su baltu. Raudonas su baltu. Šitas yra padarytas su 3 ausytėm. Čia su viena toksai šviesiai mėlynas. Čia toksai.
toks raudonas. Čia 2 rožiniai. Vienas yra su 3 ausytėm, o kitas yra su 2. Ir toks mėlynas su baltu. Taigi štai tokia mano rankdarbių dėžutė. Taigi, laikinkit, subscribinkit, komentuokit ir iki kitų video.